Labai dažnas atvejis, kai moterys, žmonos mm, skundžiasi, kad jų vyras, partneris pradėjo gert, arba nepradėjo, tiesiog geria daugiau ten ar panašiai. Ir nebežino, ką daryti su santykiais, saugot šeimą, nesaugot. Ten yra vaikutis, jie kaip su vaikučiu ir taip toliau. Žiūrėkit, visų pirma, tai jūs ne nuo to pradėjot kurti šeimą ir čia labai skausminga tema, nes vaikui, bet kuriam vaikui verkiant reikia abiejų tėvų. Abiejų tėvų ir, kas yra svarbiausia, tie tėvai turi vienas kitam ten, nežinau, spinduliuoti, taškytis, sprodinėti meilę vienas kitam. Jeigu to nėra, vaiko psichika tiesiog yra žalojama kiekvieną dieną. Kiekvienas jūsų barnis, kiekvienas nesutarimas, kiekvienas pakeltas tonas, netgi kiekvienas piktesnis žvilgsnis, tai yra trauma vaikui. Iš tikrųjų, žiauriai skausminga tema. Jūs ne tik privalote būti kartu, ne, kas bebūtų, ne, jūs privalote dievinti vienas kitą, būti euforijoje vienas nuo kito. Ir jeigu to nėra, jūs privalote, kaip mylintys tėvai, jūs privalote rasti būdų tai sukurti. Kuo greičiau, kol mažiukas vaikas, kol gerai didesnis, vis vien privalote tai padaryti. Ir kas yra baisiausia mūsuose, ne, pas mūsų pasaulį, aplamai pasaulį, baisiausia yra alkoholis. Nes padaryti, susitarti, sukurti santykius, kai santykiuose sudalyvauja alkoholis, aš nematau galimybės. Realiai aš nematau galimybės. Jeigu žmogus yra priklausomas nuo kažkokių svaidinamųjų, ragas, hebra, tu nieko nepadarysi. Pirmiausia turi būti išgydytas žmogus nuo alkoholizmo. Kad būtų išgydytas, jis pirmiausia turi suprasti, kad jisai serga. Kada žmogus pradeda gydyti, kai jisai supranta, kad jisai serga ir kai jis nori pasveikti. Tai, mielos moterys, merginos, nedėjuokit, neverkit ten jokiuose facebookuose ar ten kažkur tai kitur. Pirmiausiai, kad neverkit dėl savo santykių, pirmiausiai ieškokit savo sutuoktinio galvoj, ne, noro pasveikti. Ir kai tas noras pasveikti atsiras, ne, kai jisai pasveiks, tada bus galima dėliotis toliau. O kol jisai tokio noro nerodo, nereiškia, sorry, bet jūs pasmerkta. Jūs pasmerkta ir vaikas, kas bjauriausia yra vaikas pasmerktas. Jis nekaltas dėl to. Jis dėl to nekaltas, bet jūs jį pasmerkėt. Tai yra baisu. Tai yra baisu, nes aš per daug metų jau gyvenau ir per daug mačiau traumuotų vaikų. Traumuotų vaikų, pradėkim nuo to renginiuose, kaip traumuoja tėveliai, balevodami vaikus savo. Ir dabar dirbdamas mokykloje aš matau tų traumavimų rezultatus. Tie traumavimai po to keliauja į visokiausias vaiko gerovės komisijas. Tie traumavimai, čia nėra, kai sakant,
Aišku, nėra rodiklis, kad vat jūs ten tokie, todėl vaiko gerovės komisijoje. Ne, gali nenueiti iki gerovės komisijos, bet vaiko kultūra, vaiko daug sutrikimų, psichologinių sutrikimų jūs sukūrėt per tai, kad nepagaminat savo santykių teisingai. Chebra, šeima yra rimtas darbas. Jūs sukuriat gyvybę, jūs tą gyvybę paleidžiat į pasaulį, jūs nešat atsakomybę už jo psichiką. Taip kad nežalokit vaiko psichikos ir ieškokite, kaip sukurti darnią ir laimingą šeimą. Ir tas darnumas ir laimė turi būti pirmiausiai tarp sutuoktinių. O alkoholis, jis uždaro šitą galimybę. Taip kad, pradėkit nuo šitos vietos. Labai prašau. Tai rimta bėda.